labiau tų tokių autonomų, kurie nori autonomiški būti nuo pačios sistemos, o kas yra sistema? Viskas yra, ir mitybos sistema yra, tai viskas yra sistema. Taip. Visur mus valdo, visur matrica, taip. Kai sako, atsirado kulinarija ir mus viskas, ir mus prieskoniai, mus skatina valgyti. Čia skanu, čia pakepi, čia prieskonių idėjų, čia ta kulinarija visa yra magiška, jinai graži, jinai meniška yra šiaip. Ir vaizdu valgom, kai sako, maistas turi ir rega net suveikia viskas. Jau pamatai, iškart valgyti, dar nežinai skonio, jau nori valgyti. Nes įsivaizduokai, mūsų visi receptoriai kaip veikia. Jau sugundu iš karto valgyti. O kitą kartą, man atrodo, kad ir niekam netrodo, kad tas tortas per saldus ar kažką, tenais gražus, visi valgo. Man kartais ir vaisiai jau net tokie skanus yra, kai kurie per saldus. Žinokis, aš jau negaliu visų vaisių valgyti, nes kiek suprantu, dabar jie irgi modifikuoti, jie skatina, juosgi kaip selekcijuoja, ne kažkaip, kad jie būtų saldesni, skanesni, kad žmonės kuo daugiau pirktų. Ir jau ten visur, antiek jau ta gamta irgi. Braunasi gamta jau. Aš sakau, laukinio obuolį nusiskumdama, lauke augantis aubaliukas, vienišas koks aubaliukas. Toks rūgštus jisai bus. Jeigu ne naminis, tas, kur mes pripratę, naminis čia vaisiai nusiskinti. Taip, bet jie jau vis tiek jie prisilietė jau, suprantate, žmogus. Tai gerai, sveikinamės tada. Sveiki, mėlieji. Šiandien noriu Jums pristatyti brangius svečius, labai įdomius, tikrai labai laukiu svečiuose ir atvyko su pyragu, tai mūsų Andžela ir Darius. Tai tiesiog sakau labas, Andžela, ir jau čia tai pradėjau įdomiai pasakot, kad aš jau nebegalėjau tiesiog tavęs nepristatyti ir nepaspausti kameros, kad įjungti. Ir psichologiškai labas visiems, aišku, ir psichologiškai iškart veikia, iškart jau karštis numušė, nes tikrai pirmą kartą kalbu ir Lingita labai faina, šiaip aš nekovai ir klausytoja, aš manau, bus pasmagus pokalbis geras. Tai tu tiesiog papasakok, jūs abudu dabar supratau, vienas kitą labai palaikot ir eina tuo keliu, dabar jūs žoliavalgiai esate, ne? Taip. Ir negeriat vandens. Kaip yra? Papasakokit, nuo ko pradėjot ir kaip jūs atėjote iki šios dienos, kad tokį lygį pasiekėt? Labai ilgas kelias, labai ilgas. Net jau kiek metų jau, net jau ten, pradžia tai buvo paprasčiausia, sakykime, kad mes pradėjom, kaip sakyti, cukrų, iš cukrus, visas pilnai alkoholis, kad būtų 100, ir visas cukrus susijęs su visais produktais. Čia buvo pačių pradžia. Darius tai per savo labai fainą, jisai kalba, kadangi žmonės vis tiek mes skiriamės, jisai pradeda iškart nuo savęs, kas suvibravo jam, ką pirmą norėjo jisai panaikinti. O mano kelias atrodo, ir iškart galvoju, mano kelias žiūrėk kitaip, aš tiesiog sveikatintis norėjau. Tas pirmas kelias buvo gal aplinka ir matymas daugiau savo aplinkoje, nes mano mamytė labai smarkiai susirgo. Ir pirma buvo pagalba ne savo, nes aš jauna, man nieko neskauda atrodo. Iš tikrųjų, mamytė buvo iniciatorė, nes turėjo klinikinę mirtis, turėjo insultą, cukralygį. Ir sakom, jeigu sesė dvynė turi, sakom, jeigu mes ne nuo savęs pradėsim, mama nežinos, kaip sveikatintis. Tai pirmiausiai jai padėti, kad jinai numestų visus produktus, kurie jai nereikalingi. Ir tada prasidėjo tas, mamytė, tu negali cukraus, reiškia, mes irgi nevalgysim cukraus. Ir tiesiog, duonelę kepsim be cukraus. Mes kepsim pačios, ne, duonelę be miltų, kad būtų, be krakmolų jokių. Ir taip, pirmas žingsnelis jai padėti. O paskui, aišku, ten jeigu pasijuokint, pašiepti truputį sesę, grįžau iš kelionės ir radau tikrąją prasme daug užsiauginusių antsvorio. Sakau, viskas dabar negausi valgyti, aš gaminsiu ir tu pas mane ateisi valgyti ir aš tau duosiu tik mėsytės ir daržovių. Ir mūsų namuose pas mane nebus nei bulvių, nei jokių ryžių, kur krakmolas yra, jokių miltinių, jokių makaroniukų, jokių duonos, jokių batonėlių, nieko. Ir valgysim tik trauškintas daržovės ant garų ir žalias daržovės. Ir mes pradėjom, ir mes numetėm, tiksliau jinai numetė iš karto 10 kg, žinokit. Tai buvo, žinokit, taip mėnesį su biškiu.
Ir paskui mūsų gyvenime atėjo žinia, kad yra toksai protarpinis. Taip. Badavimas. Žodį pakeitėm, iš negalim, tikrųjų pakeitėm žodį pasnikavimą, nes Pasnikavimas. badavimas tai tarsi žmogus susikoduoja, ką badauja. Tai Taip. kiek aš čia badausiu ryte, šiandien badausiu, tai jau gal rytoj jau pradėsiu valgyti, gal čia vieną dieną, o kai pasnikauju, man toks gražus žodis pasnikas. Toks kaip iškart močiutės prisimenu, kaip gražiai jūs prieš visas šventes pasnikaudavo, laikydavosi tų tradicijų prieš Kalėdas, prieš Velykas. Ir visą laiką paskui tiesiog pradedi prisiminti, ką močiutės darydavo, tiesiog tikrai nevalgydavo. Tikrai to prasme nevalgydavau ir paskui aiškindavau, kad kodėl mėsos nevalgydavau. Pasirodo, kad sako, taigi mėsą mes pjaudavom, kad sunkiems darbams. Tai visą žiemą mes nevalgydavom mėsos. Net visą žiemą mėsos nevalgydavom, valgydavom lengvesnius produktus, daržovės, aišku, jie kepė savo duonelės su raugu ir panašiai, turbūt tokias sveikuoliškas savo duonelės, ne? Aišku, patys užaugintus grūdelius, iš tų pačių grūdelių, kur užaugindavo. Ir man taip galvoju, kodėl žiemą nevalgyti, sako, anksti pavasarį pradėdavau darbus ir tada apjaudavom lašinį ir tada galėdavau žmogus, nes fizinį darbą dirbdavau ir reikėdavo daug energijos atiduoti. Tai su tuo arkliuku praarti, taigi nebūdavo iškart traktorė, ne? Ir galvoju, mes sėdėme darbą visi dabar, daugiausia žmonės, mes dabar į mašinas įsėdam, išvažiavom iš kiemų, visą laiką mums visi patogumai yra. Nereikia pėsčia kažkur nueiti iki stautelis, net nereikia, ne? Kur dar anksčiau mes dar ir iki autobusų bent paeidavom, o dabar nuo pat kiemų, tik durės pradarom ir jau važiuojam. Tai tų fizinių krūvių mes visiems trūksta. Tai aš supratau, kad reikia mažinti apskritai maistą. Tai tas protarpinis pasnikavimas ir su sesė iš karto pasnikavimas. Reikia mums dar įdiegti pasnikavimą prie to, kad maistas geras, kaip geras mėsa atrodė, tada man atrodė, kad gerai, tik mėsą valgysiu. Mėsą valgiau dėl to, kad tikrai man labai geležies trūko, kai buvau visavalgė. Man labai daug metų trūko geležies ir mane daktarė tiesiog gaudydavo, kai sakau, skambindavo. Andželiukai, tikrintis geležį, tikrintis pavasaris jau reikia tikrintis geležį. O tai dabar kaip yra? Tu ir vandens dabar, žinau, negeri. Kokia situacija dabar? Ką tu iš vis valgai? Ir kaip tu tokia švytinti, šviesi, veidas energinga, visi sako, kur to šviečia, akis žiba, veido oda, tiesiog pavydėti visom merginom. Tai dabar receptas, sakykit, kaip čia be tų... O tas vanduo, žinokit, tai nebuvo taip, visi užsicinko, kaip vandens negert. Sakom, irgi atėjo tas vanduo, žinokit, išlėtų. Mes negėrėm vandenį, kaip rekomenduodavom, po 2 litrus net įdėjom. Buvo laikas. Taip, ir tas potarpinis būdavo vandens tikrai gerdavom, ir arbatos. Pakankamai, tikrai, taip. Bet kadangi, kai pradėjom tokius organizmų valymus, ir ten į kepenis, ir inkstus, ir limfą, ir akytėm pavalyti, ir kažkaip, visokas tas netradicinis, visokus, kur išgirsti, ką pamatai, kažkas pasako visą laiką. Ir tas valymas, žinokit, vieną dieną atėjau prie stalo, kur mėsytė padėta. Mano organizmas sako, ne. Jau ir mėsytės nenori. Viskas tas buvo susiję dar tas, kad pradėjus tvarkyti mitybą, pradėjo aiškėti sąmonė. Pradėjus aiškėti sąmonė ir automatiškai atsiranda jau ta sąmonė ir nebeleidžia kitaip galvoti, kai tu supranti per sąmonę, mitybą suriši į vieną bendrą visumą, tada supranti, kad sąmonė ir mityba tai dalyvauja bendrame, nebeatsiejami dalykai ir tada tu pats sąmoningai jau nebenori maitintis, tada pradedi domėtis, o kaip vienas protingas žmogus yra pasakęs, kad sakė, kai tu pradedi domėtis, tau ta pati informacija pradeda eiti. Tai tu jos tik pradėk ieškoti, tau jinai bus duota, tik pradėk ją ir tai informaciją mes gaudom ir tas kelias toks pradėjo klotis, kad gauni informaciją, kas blogai. Tu kaip sakai sunkiai, o man atrodo, kad jinai nesunkiai, jinai sisteminga tiesiog, tik tai klausantis organizmo ir savo tos pasąmonės. Ir teisingai tu paminėjai, kad tas, įsivaizduokit, šviesėja protas, ką tu dedi į burną, čia mūsų tvirtovė, čia mūsų, kaip į bažnyčią einam, kaip Dievas mumyse yra, ne, o kaip teršti gali jį.
Ta Aš mūsų pradėjau galvoti, visata, mūsų kaip aš nuosava galiu, visata. taip, kaip mūsų nuosavą visatą, kaip galiu teršti. Taip kaip mes į lauką negalim išmesti popieriaus, ane, išėję teršti aplinkos, ir aš galvoju, kaip aš galiu į save įdėti teršalą. Taip. Tai šventenybė čia, tai mano viskas, tai manyje viskas yra. Dievas ten sėdi ir galvoju, kaip čia jūs teršiat mane. Tai šiai dienai kaip? Andžela negeria vandens, nevalgo kepto maisto, tik gyvą. Viskas Žalia. žalia, kas, Ne labai, spalva, kaip, bet- kokį, ką gražų žodį pasakai, gyva. Gyva, ar ne? Įsivaizduokit dabar virtas maistas. Aš kai sakau, tai kaip tu ten, žinai, ten kažkaip tokių dalykų pakritikuoja žmonės. Sakau, o viskas gerai, sakau, aš tik tai, man pasąmonė sako, jūs išverdat morką gražią, skanę, sultingą morką, verdat karštoj temperatūroj ir troškinat, kepat. Ir man reikia, sakau, vos kelių centimetrų suvalgyti, kad jūs visus vitaminus suvalgyti. O jums reikia daug jau suvalgyti, nes jų labai daug žūsta. Tai dabar, vat, kas čia garuojat, dar jau baigia Taip, garuoti taip. baklažanas ir visos šitos daržovės, kurios troškintos ir Jūs praradus, jos daug praranda, praradus. ne? Taip, daug savo praranda. šitų. Gerų savybių, kurios Aišku, gali mums padėti. Kur taip, taip. Be abejo, negali žmogus iškart sakyti, oi, kaip gerai paklausiau Andželos, dabar aš pradėsiu žaliavalgystę. Ne, jokių būdų. Nes tai negalima iš karto, nes Pirma, taip, cukrų, jūsų, glitimo atsisakyti, jūsų jo. organizme gyvena visai kitos Bakterijos. bakterijos, Bakterijos. visai kitos mikroflora, visai ten visas Kitas kitoks pasaulis. Jo. O tai nuo ko tada pradėti? Nuo šitų bakterijų valymosi, nuo šitų Nuo parazitų. civilizacijų? Cukraus, Taip. manau, atsisakęs kiekvienas žmogus cukraus ar ten bulvės, kur Ir šiaip alkoholio kaip bulvė viso tokia, ten kokia, tai- žalios net negalima valgyti. O tai bulvė Rugių. kaip, jinai kenksminga yra, kas su ja? Nu, aš žinau, kad nesu nei mokslininkė, nei ką, bet paimti ir eksperimentuoti, suvalgykit žalią bulvę. Ir rūgimo procesas iškart toksai nemalonus, man atrodo, jisai toksai. Ir šiaip žaliai bulvė kažkokių nuodingų medžiagų yra. Kol jų ne... Žalion. Jo. O jeigu virta? Aš tiksliai nepasakysiu. Taip. Taip. Labai skani, labai skani. Bet jau jinai Suvalgius negyva. Bet kaip ir vis tiek prisiminkim, iš kur jinai atsirado, jinai tokia kaip invazinė mūsų kraštus, jinai net ne mūsų krašte augusi, taigi jinai yra iš Amerikos atvežta. Ne? Beje, cukrų tikrai istoriškai kažkurse šaltiniuose seniai jau domėjausi, tai cukrus taip pat buvo atvežtas iš Amerikos kontrabanda, vežė kažkada kontrabandą. Aišku. Tai reiškia, ir jinai irgi buvo, ir mūsų šviesuoliai taip pat gynėsi nuo tos civilizacijos, kuri brukusi į Invazinė. mūsų invazinį tas. Nes jie žinojo, kad pradedant valgyti cukrų, tu nužeminsi energiją, tu priklausomas nuo jo, kaip narkotinė medžiaga. A, jisai žemina labai vibracijas cukrus, ar ne? Nu, ir šiaip tai kaip ir kelia, atrodo, turėtų daugiau pakelti, bet įsivaizduoju, kad jūs priklausomybę turite, kai jūs tik suvalgėt už kažkiek laiko, vėl norite to cukraus. Jeigu Kitose priklausomybė, tai už kartą Iš atima karto. tavo valią. Taip, nes tu Jėga. nervuotas, žiūrėkit, vaikai, jeigu negali nervuoti, jau jie priklausomi nuo to cukrus, jie nervuotesni, jie pyksta, jie Aš ant savęs tą pabandžiau, kai aš tą cukrų atsisakinėjau, aš ant visus tos pojūčius pats pajutau. Irzlumą, piktumą, tokį nerimą. Kol jisai išėjo, gal kokią pusę metų praėjo, kol aš ir pajutau, kai jis išėjo, kai tada tai visiškai supranti, kas iš tavęs išėjo. Tas pats kaip mesti alkoholizmą. Cukrų mesti yra nelengviau kaip alkoholį mesti. Ar ten kitus narkotinės priemonės. Įmesti yra taipogi labai sudėtinga ir ten... Aišku, dabar aktualiausia tavo, kai jau turbūt antrą kartą ar trečią kartą klausė, kur tas vanduo dingo. Kur tas vanduo, man tai taip įdomu, nes čia visiems, aš įsivaizduoju, vanduo ir kaip čia be vandens žmonės Taip, gyvena. kai, tikrai girdėjau, kai moteris sakė, kad tik fruktozės. Tai be abejo, ten fruktozė yra tam tikra dalis fruktozės cukrus, bet jisai yra gamtos cukrus. Jisai kitaip visai pasisavina mūsų organizme. Skaidosi netgi. Taip, kitaip. kai sako, net yra mokslininkai, sako, cukraus tipų reikia cukraus, nes smegenim ten ir tam, bet tada nevalgykim to cukraus, kurio yra pridėtinio, visuose produktus. Tai įsivaizduokit, jeigu mes dabar išmestumėm visą cukrų, kur iš duoneliai, visi produktai turi dabar cukrų, kečupai, majonezai ir turbūt kur gamina, net mėsytės ten jie daro, kad stiprikliai kažkokie būtų, kad po tos mėsytės vėl norėtum ateiti čia valgyti. Taip, jo, o tu jeigu valgai vaisiaus, kad mes suvalgom tų vaisių tiek pat, kiek ir normalus žmogus, aš šiandien valgiau vieną obuolį, labai nedidelį obuolį, 2 mažytės kriaušės,
2 mažytės kriaušės, ane? Ir iš vaisių. 4 Ir figas. figas 4. Ir riešutukų po to davai. Viskas. Ir ir žinokit, ir užtenka man. Tai Mhm. reiškia, aš to cukraus turbūt ir jūs visi tą O patį per galite. Simoną. Ir per Tai dabar Simoną čia valgom, taip, bus galima per Simoną. valgyti. Riešutų Taip, mes čia taip, turim, tai Taip. visus Bet čia- žinokit, viską klausau organizmo, net džiovintams vaisiams jau turi tam tikrą tokį nenusistatymą, ne vidinį. Bet suvokimą jau. Dariukas man sako, mažutė, nupirkau daug labai vaisių, tau ateis siuntinys. Žinokit, man toksai karštis tinkšt. Bet tikrai paklausiau, Kūnas sako. kūnas pasako, vibracijos atėjo iš karto, bet aš pavirsiu į džiovintą vaisių. Jeigu džiovintą Nes valgysi. išdžiūvęs jisai netekęs drėgmės, netekęs gyvybės, jisai išgaravęs, jisai sudžiūvęs. Ir žinai, iš karto, kažkodėl senų žmonės iš karto pagalvojau, žinai, irgi drėgmės trūksta jiems, ne, tokie džiūsta jie, ne. Ir aš galvoju, gal ir ne tų vaisių nereikia, kodėl aš negaliu žalių suvalgyti, kam tą slyvą džiovintos valgyti, jeigu žalę gali. Ir vaisių yra labai labai daug antioksidantų. Taip. Labai daug. Ir aš, ten yra, kaip pasakyti, vanduo skaitusi su antioksidantais, mandeseliais. Aš vandens negeriu, bet žinau, kad aš kaip pradedu kalbėti, pas mane tiek įsiskiria daug seilių, reiškia, kiek man jie yra daug vandens. Taip. Seilės visai gaminasi ir aš tiesiog parodyčiau pilnos burnos vandenukų. Tai tada reiškia, kaip tie skysčiai atsiranda iš vaisių, iš gyvų vaisių. Taip. Bet dabar mes kalbame apie vaisius, bet aš valgau labai daug žalių. Daržovių. Petražolės, krapai, morkų stiebai, burukėlių stiebai, špinatai. Einu į daržą, praktiškai pienės valgau. Nueikime į pievas, paskui aš kartais, jokių čia mokslinių tokių nereikia elementų. Galvau, karvė ir arklys valgo tik žolę. Tai kaip pas juos raumenys, kaip tie baltymai atsiranda? Kaip jie susiformuoja tokie stiprus, galingi gyvūnai? Aš tik, nes jie žolytę tai valgo, ne? Kažkas sako, bet jie ir geria vandenį, taip, kol žmogus nepadavė jam grūdų. Nes jam pradėjo glitimas ir jam taip norisi gerti. Taip, aš irgi, jeigu aš norėčiau gerti, aš turbūt būtinai atsigerčiau. Bet jeigu mano organizmas nenori, ir aš tyrimą, būtinai be abejo tyrimų, įdomu man nueiti tyrimus pasidaryti ir net sakau, daktarėlė, jau techninė pagalba, jau techninė apžiūra, taip, nes sakau, jau gerai, bet jau tyrimų, tai jai pačiai įdomu, žinokit, tai jau sąrašiuks toks, sako, jau viską surašėm, viską, aišku, čia labai pyks, kad tiek daug, žinot, kai dabar negali išrašyti visko. Bet jai pačiai įdomu, jai stebėti jo. Ir nieko, ir pirmą kartą gyvenime pas mane organizme yra pakankamai geležies. Kai buvau visa valgė, trūkumas visada būdavo, man svaigdavo galva, aš gulėdavau ant žemės, man sukdavosi kambariai, silpnumas būdavo. Dabar, ir žinokit, ir miegas dingsta. Negana tokio vandens. Ir nesinori miegoti? Taip, nes tu energijos, daug labai energijos. Nes dėl to, kad tau nereikia virškinti, įsivaizduojat? Tik mūsų organizmas atima iš mūsų energiją virškinti, tik mes įdedam pirmą kąsnį į burną, mūsų organizmas pasijungia visas aparatas, kaip mašinai variklių užkūrė ir pradeda visi tie šlangutės ten veikti. Mes čia techniškai nežinau, kas ten veikia, bet žinau, kad atidarius variklį, viskas ten sistema ta dirba. Ir mūsų organizmas, tai pradeda skirti seilės, į smegenis nueina signalas, kad jis skirtų tam tikrą fermentą, nes ar tai mėsą įdėsi, ar tai bulvė, ar tai gali būti ir vaisių, tam tikrą fermentą reikia skirti skrandžiui. Tai reiškia, aparatas visas pradeda veikti. Visą į kraują patinka, taigi absorbuojasi skrandyje pas mus per senelės, taigi viskas absorbuojasi į kraują, patinka visus elementai. Tai dabar aš patikslinsiu, tiesiog pasitikslinsiu, kad būtų aišku, kad šiaip, jeigu paprastas žmogus dabar nustos gerti vandenį, tai jam viskas bus tragedija. Tikrai negalima, viskas negalima. Bet jeigu jisai eis palaipsniui, nuims ir kruopas, klausyti savęs. Tas, kaip tu paminėjai, kruopą, glitiminis indeksas. Valysis, glitimą, žodžiu, kad nereikėtų jos kiesti ir valyti. Įsivalys limfą, įsivalys parazitus.
Padėti galima tikrai tam tikras žolelės geriant įvairiausias. Yra tikrai, atsidarai internetas visagalis, valykite inkstus, valykite kepenis, nes ten visur kažkur užterštumai likę nuo per Limfą mūsų. valyti viską. Taip, ten, limfa, taip. tik per limfą Žolelė viskas. imnu. Taip, taip. O tai dabar, pavyzdžiui, va čia mes vingiorykščių arbatos pasidarėme, Taip, ne, taip, iš ko taip. buvo Taip. išrastas aspirinas. Taip. Tai žodžiu, žolė jau irgi, jinai džiovinta, jau jinai irgi netinka, ne, gerti. Nu, arba žinokit, aš labiau tą žolę taip suprantyčiau. gyva. Gyva. Aš Mes ją ją suprantu. valgom. O mes Pelyną, viską mes bitkrėslę, valgom. gvazdikėlį. Visus mes susimalus tradiciškai- tiesiog šaukščiuku pasemi ir suvalgai. Taip, kaip įdomu. Viską aš valgau. Taip. Taip. Mhm. Tiesiog Žodžiu, nieko- kas gyva. Kas gyva. Bet to Viskas. reikia palaipsniui eiti ir siekti. Tai dabar kiek tų metų ėjai ir siekei to? Man tai 6 metai bus visas. 6. Nu tai jau tu profesionalas. Bet nesu O tikra, Darius? žaliavalgys neprofesionaliai, nes žaliavalgį tik esu metai, rugsėjis, spalis, metai ir 2 mėnesiai. Su biškiu. O vandens kiek negeri? Tai va tiek pat, metai ir 2 mėnesiai. Metai ir 2. O dar jau tu O kiek? aš nuo vasario mėnesio. Nuo vasario negeri vandens. Jo, ir mėsos nevalgau. Ir mėsos. Jo. nevalgai. Jo. Paskutinį kartą suvalgiau mėsos 800 gramų atsisveikinimo proga. Aišku. Labai mėgsta, labai daug Mėgau, suvalgydavau. bet dabar galiu Patikėkit. uostyti ją šalia, grožėtis ir į burną net nėra nors. Sako, kaip tu, sakau, nu, nėra poreikio, nu nesikankinu, tikrai nėra, iš vis nieko. Jo, nesikankinu. Nu, bet jūs ir atrodot labai jaunai, tikrai labai jauni žmonės, tai tikrai labai. Taip, Mhm. turiu 3 sūnus. 3 sūnus turiu, jau 2 suaugę dabar, jauniausiam 16, kuriam taip pat O tai vyriausiam kiek, jeigu nepaslaptis? 28 bus. Nu, aš iš tikrųjų pasakysiu, kad atrodo tikrai 17-18 metų mergina. Tai Nu, va, gal dar taip nėra. labai bet- šviečia, veidas šviečia, aš aišku amžiaus neklausiu. Ai, man čia nepaslapti, žinokit. Čia 49 einu. Ir siekiamybė, žinokit, ir aš, ta siekiamybė tokia graži labai, kad noriu nugyventi dabar Nu, kiek daug ilgiau. Žinokit, pradėjau prieš 6 metus, kai nustojau valgyti tas va, glitiminius tuos va, cukraus ir glitimą va, nustojau valgyti. Sakau, nu žinokit, dabar iki 90 tikrai temps, taip susėsė, sakom, nu kaip gali toks gražus gyvenimas nenugyventi. Žinokit, pradėjau sveikantis, žiūriu, dar sveikata gerėja. Žinokit, organizme visokie skausmeliai, kurie buvo nesunku darbą, dirbu ir dirbau. Tvarkau ir tvarkiau namus, tikrai sunkus darbas yra, toks fiziškas ir, nu, žinom, visus šeimininkis, kaip reikia susitvarkyti, idealiai namus ir kiek reikia įdėti darbo, o čia nueini kiekvieną dieną tą darydavau, dabar aišku labai gerai gyvenu, tik 2 kartus į savaitę tvarkaus, bet čia yra, žinau, kad kaip mano hobis, įsivaizduojat, kažkoks tai jaučiu tokį malonumą tvarkyti namus, čia nebuvo, dar sakydavau, va, kai netvarkyk, čia taip sunku būdavo anksčiau ir bardavau, jis man, sakau, tu neįsivaizduoji, kaip smagu tvarkyti. Aš matau žmonių akis, kai sutvarkau. Taip. Ir paskui pradėjau galbūt, aš kai išvalau, man atrodo, tuos namus sutvarkau ir kažkaip, nežinau, išmetu jų tą blogą energiją, nes jie visi Taip. laimingi grįžta. Taip. Laimingai. Ir teko Amerikoje tvarkyti namus. Tai viena turtinga moteris iš tikrųjų, jau net tikrai, bet jinai ateidavo ir sakydavo, aš kiekvieną dieną laukdavau, sako, kokios staigmenėlės, ar tai bus karelė kitaip padėta, ar tai bus kažkokia pledukas kažkaip. O aš kartais nueidavau ir lauką gėlių paskindavau, pamerkdavau. Man malonumas būdavo, kad šiltėtų žmonės. Nu, vat, ir čia dovana, skaitau. Ir sporto salė, sakau, nereikia eiti, nes man dar sumoka, kad sutvarkau namus. 1000 tupukų ir Jo, aš atsilenkimų. sakau, visiems sakau, aš žinokit, 100 tupukų atsistoju ir padarau be atokvėpio jokio. Aš jokio neturiu. Ir neskauda sąnarių, anksčiau skaudydavau sąnarių, kol mitybos nepakeičiau, jau buvau pradėjęs skaudėti, galvodavau, va, turbūt čia nuo darbo, gal reikės toj, nes čia labai daug ant kelių dar tupinėji, pasirodo, pasikeitus mitybą, žinokit, viskas pasibaigė. Ir sąnarių skausmas. Ir turėjau operaciją miomų prieš mitybą pakeičiant. Nu, taip, kai operaciją padarė ir atnešė tą, žinot, kaip būna majonezų, silkių kibiriukai, tie plastikiniai, tokit pilna, žinokit, iš gimdaus atnešė, žvalė daktarėlis. Nu jau galvoju, ir tas galbūt paskapino į mamos tos ligos. Ir turėjau, vėl buvo atsiradę miomų gimdoj. Žinokit,
ateinu į Panevėžį pas daktarėlių, sakau, noriu pasitikrinti, va, tokią bėdą turi ir kas metai eidavau tikrintis. Matuoja ar nedidėja, ar visą kitą profilaktiškai. Šiemet sako, jis mane pirmą kartą matė, sako, tai kaip ta mioma mano, sako, prisigalvoja visokių čia miomų, sako, ateina ir čia, tipo, varšinas galvas. Laiminga tokį sakinį išgirdusi, pasirodo, jau jos nėra ir mano galvoje, žinokit, ir turbūt toj pasąmoniai, kad aš pasveiksiu, aš kai pakeičiau mitybą, aš labai stengiuosi ir aš žinau, kad mano švarėja kūnas, švarėja ir tada organizmas man padės jį išvalyti, nes jis antiek protingas ir jis tikrai išvalė. Jis atsilaisvino nuo to valymo, kur visos bėdos manėje buvo, turbūt ir galbūt kažkada kokią tabletę, aišku, nesu antibiotikų, žinokit, gyvenime gėrusi, nesu vaistų vartojusi, buvau vis laik prieš, savo vaikus irgi be vaistų užaugino, pas mus vaistinėlis nėra, žinokit, vaistų. Pleistriukas yra. Pleistriukas yra, peroksidą turim, tokių dalykų. Daugiau vaistinių pas mus nėra viskas. Ir žinokit, sveikata, man atrodo, visiems labai patiktų, kai sveikata pradėtų gerėti. O kiek metų sąmoningumo keliu einat? Vis tiek tas sąmoningumas irgi turbūt... Žinokit, pas mano gyvenime turbūt meilė visada egzistavo. Taip. Meilė, nežinau. Meilė tai man buvo, nežinau, jau turbūt nuo mažumės. Nes turbūt tai, kad augau labai daug gamtoj, net teko karves ganyti ir sakau, į tas žolėles ir voliautis ant tų pievų. Tai man turbūt jau nuo tada, o paskui buvo į tą sistemą įtraukti, žinot, pinigai, po tą nepriklausomybės metai, kaip pastatyti namą, kaip uždirbti daugiau pinigų. Įtraukė ir kažkur dingo tas savęs ieškojimas. Nustojau dainuoti, nors labai gražiai dainavau ir Gruodžio konservatorijoje mokinausi, solų dainavau. Žinokit, 20 metų iš vis nedainavau. O dabar? O dabar užauginau, kaip augau vaikai, tada mano vaikams buvo dar, pas mane visi buvo, tai dar paaugliukai buvo tie. Gal ir ne, gal kokie 13-14 ir oriukai 3 gal, ne, ir sakau, viskas, mama turėjo būtinai dainuoti, nes kitaip, kažkas ne taip, klausdavau savęs, ką aš darau ne taip. Jeigu aš taip mėgstu, myliu muziką, bet man keiščiausia, kad aš net lopšinių vaikams nedainau. Ir aš tada sakiau, čia demonų darbas, čia specialiai nutraukė mane nuo to teisingų kelių ir įmeti mane į tą katilą, tą juodą, kad nykčiau tiesiog. Ir aš dabar sakau, dabar aš savo valią pareiškiau, kad tai mano gyvenimas ir niekas jį negali įskverbti. Ir tik aš nupiešiu tą gyvenimą, kokį noriu. Aišku, einam, kaip. Palinkita, aš sakau, tau reikia dar su manim padirbėti, aš tikrai į tave kreipsiuosi, nes labai daug norų turiu tokių dalykų, kur noriu ir noriu pasiekti to. Aš patirtį turiu materializuojant iš tikrųjų mintimis, tai tikrai galėsiu padėti, o gal tikrai ateisi mokytis, paskui dėstyti apie nevalgystę, Aiškiaregių akademijai, tai prašom. Tai baisu net prasižiauti, nes iš tikrųjų siekia tai daug didesni, žinau, kad ir iš tikrųjų, kai tu kalbi, kad negeriam vandens, o aš noriu dar ir nevalgyti. Tai žinai, kai žmogui pasakai iš vis nevalgyti. Įsivaizduojat? Kokie viduj sukyla pa žmonės, kiti demonai sukyla viduj, kai pasakytum, nevalgau kažką darau, pas jį iššaukia demonai tą baimę tam, kad jisai to nevalgys. Nes jie išsigąsta. Jie gano išgąsti ir kaip sakant, sudalyvauja vidiniam tavo organizme ir tada jie iškelia žmogui baimę, tada žmogus, kaip čia nevalgo, kaip čia, oi čia baisu. Ir tas baimė visa iš vidaus drebina žmogų, kad jis tai tik to nebandytų daryti. Nes jie bijo iš tikrųjų. Aš tai kaip išgirdau, man taip surezonavo ta nevalgystė, nes aš iš tikrųjų čia, sakau, tokia dovana, ta liga buvo. Man jinai buvo tokia dovana, aš tokią demo versiją pamačiau, kad galim nevalgyti. Aš nevalgiau 7 dienas visiškai, nes tiesiog negalėjau, kepenys buvo atsisakę ir nevalgiau ir nemiegojau, žodžiu, bet man tokie dalykai atsivėrė, tai aš taip sakau, ten kaip Jėzui turbūt. Tai labai daug informacijos gavau, kas yra lygos ir kaip jas gydyti, už tai labai ta psichosomatika labai stipriai dirbu ir labai iškart matau, kur ten priežastis mintyse, mūsų smegenyse ir pasąmoniai. Tai tikrai žinau, kas tai yra ir labai mane užkabino ta mintis, nes aš tikrai turiu svajonę nevalgyti irgi. Tai eisiu mokytis pas Andželą.
Aš manau, kad maistas, ta kaita ir dabar tas maistas toks, kur senoviai augina gyvuliukus ir ateidavau pas tą gyvuliuką, bendraudavau, kaip su savo draugu bendraudavau, tas maistas visai kitoks buvo. O dabar mes ta pramoninė ta mėsytė yra, pramoninė, įvardykim tais tikrai žodžiais, kad žudo. Žudo. Tam, kad, įsivaizduokit, užkimšti tuos skrandžius, tuos restoranus, tuos viską užpildyti. Bet aš nieko prieš, aš pati ką tik šiandien gaminau mėsytę, tikrai. Tu vaikams gamini. Taip, tikrai. Aišku, su vaikais bendraujam, man patinka, kad jie žino. Aš pasakau, bet jūs turėsit pasirinkti patys, kada nevalgyti. Niekas netims iš jūsų. Per prievartos nereikia. Ne. O dabar tu čia atsivežiai labai skanų pyragą, mes čia visus klausytojus pavaišintume, iš tikrųjų, tai tikrai bent mintimis, kad jums papasakok, iš ko padarytas. Darius pasakė, kad atsiveš Andželą sveikuolišką, tai beros pasakė, ar ne, sveikuolišką pyragą. Tai aš, kadangi mano buvo iš 3D matricos. Labai gražus. Bet kiek emocijų sukėlė gražios ir iš karto tarsi pasimaitinau nevalgiusi jau. Spalvomis. Jo, ir ta mintimis visas uogas į vidų įdėjau viską. Jo, tai paaiškinsiu, kodėl mano pyragas 3D ir truputį turi 4D, už tai, kad ten dėta truputėlį sviesto ir cukraus. O šiaip juodieji serbentai, tai supratau, kad mano dar, matricinis pyragas. Bet jau keliauja, neslaigyčiau. O dabar tavo pyragas. Mano ten ant ribos gal tos, dar irgi žinau, kad, kažina, ketvirtam yra, nes vienas dalykas, kas keptas, kaip bebūtų, tik tiek, kad galbūt čia yra burokėliai, viskas yra. Burokėliai. O, kaip įdomu. Ir taip, nėra miltų ar kaip čia? Miltų nėra, bet yra, taip, keli šaukštai riešutų. Miltų. Oi, kaip įdomu. Saulėgrąžų miltus pasidariau pati, susiblenderiavau. Ir jau apie miltus kalbant taip. O taip tai burokėlis, bananų turbūt, žinokit. Šokoladas. Ką turiu, žinokit, O tai kaip tą burokėlį, jį virtą, žalią? Ne, virtų nereikia, jį tiesiog aš susitarkuoju truputėlį smulkiau jį, tai būna tas toks ne burokėlių tarka. Bulvės tarka, ne? Ir net, galima ir nebūtinai bulvių tarka. Galima ir bulvių tarka, kad kuo smulkiau, kad eitų išspausti sultis. Taip. Sultis, be abejo, sultis aš išgersiu grįžusi. Žaliavalgį turėjo savo sulčių, kadangi aš jūs čia vaišinu, sultis namuose. O tiršiai va į pyragą keliavo. Į pyragą, tai tada gal tą receptą kažkaip, reiškia burokėliai dedasi? Tai burokėlis, kiaušinukas, nes kaip bebūtų valgo jo, ir žinokit, stevijos, natūralios stevijos, cukraus, žolė. Garintas stevija tenais tokiais lašiukais naudoju aš. Ir medaus šaukštas, bet su kaupu jau medutis buvo. Aišku, be abejo, irgi fruktozė, irgi čia... Šokoladą pamiršau. Ai, šokoladą juodą, bet jau tokį, žinot, kur būna. 95-800%. Tai ką tos tamsios spalvos, žinot, kad gautus. Tai ką sudomino iš tikrųjų... Riebalas yra kokoso. Taip, tai ką sudomino, tai rašykit jau čia po tuo duokit žinoti, tikrai Andžela daugiau pasidarė. Gaila skonių neįs paragauti, bet dar lengita, žinokit, nespėjau paragauti. Aš jau čia klausau, man čia viskas taip įdomu, aš jau čia pasiruošiu. Dar nespėjau, jinai pasakys paskui, ar skanu ar ne. Maniškis vadariuks jau viską, žinokit, į lingitus patikalą suvalgė, ir kavą išgėrė, ir pyragą suvalgė. Tai labai. Tai už mus viską. Tai dabar jau tu suvalgai, Dariau, tai tada mes galėsim vaišintis, o galiu tave pakalbinti, paklausti, kaip tas sąmoningumas tavo, iš tikrųjų, man buvo pradžia. Čia pradėjom apie tuos demonus kalbėti ir dabar būtent tas laikas, tamsus laikas, tas vadinamas vyno pagarbinimas, tai tas vynas tai yra personažas, kuris iš Anglijos, iš kur šiais, iš Amerikos, tas Helovynas turbūt atėjęs, ar ne? Ir žodžiu, tai kaip tavo manimu, kas čia per šventė iš viso ir kaip tu matai šitą visą velnyną? Jeigu sąžiningai, tai aš viską taip matau, kad jeigu per save matau, tai aš savo nedraušiu nei naujų metų švęsti, nei Helovyno švęsti, nei iš vis nieko savo nedraušiu švęsti, nes aš visas tas šventes matau kitaip. Bet jeigu žmonės įsivaizduoja, kad Helovynas jiem yra šventė, tada jie blogai tai daro. Vat reikėtų išjaust, kad tu, sakykime, kažkokiam tai
Aišku, ten tie rūbų apsirengimai, tie visi kiti taip, tai dalyvauju tam jau tam egregorio, tam, sakykime, spalvose, bet jeigu tu ten gali save pasidaryti kažkokiu tai yra angelu ir gali tarp tų demonų būti ir tu aš visada, kaip sakau, svarbu, kad tu, kai išjauti, kad kitiems suvibruotum, gal kad, vat būdamas šalia tuos demonus angelais paverstum savo buvimu. Nereikia šalinti su kartais švenčių, ratelių, buvimų, ar ten švečiavimus, ar ten, aš net tokius mano darbas yra, pavyzdžiui, aš ten daug vyrų pas mane yra kolektyve, tai jie ir alkoholį, ir ten dar kažką, ir visada jie žiūri į mane, stebi mane, ir visai sako, ir aš matau, kai jie, vis tiek jie mintise, tai jie šviesėja, nes jie mato, jie iš pradžių iš manęs juokėsi, taip savotiškai pašiepdavo, tai nevalgo, tai alkoholį negeria. Dabar jau viskas, jau nebėra. Dabar visi klausia, kaip čia tu jautiesi. Dabar aš kai su jais dar ir pasportuoju, tai dabar jie klausia, vieną klausia, tai iš kur pas tave tiek jėgų? Jie valgo mėsą, jie visą kitą ir jie už mane jaučiasi silpnesni. Ir energijos stygių mažesni. Tai vat aš specialiai jiem demonstruoju, taip, kad prie jų valgau, ką darausi, žalius patiekalus, salotas, visą kitą, kad jie tai stebėdami, jiem kažkokia suvibruotų, kad jie gal kam nors kitam perduos tą informaciją. Taip. Ir kitam žmogui gal tik paprasto dalykėlio, užteks parodys mano nuotrauką, sakys, va tas, va žinok, nevalgo mėsos jau 10 metų, sportuoja su mum ir sveikas kaip ridikas, ir gal kitam žmogui tiek tai reikės ir iš šviesais pasižiūrės. Aš nesišalintų tokių dalykų, vibruoja dėl tų visų švenčių, taip, aš viską žinau, tas egregoras yra bet kas, šiandien mano draugai išvažiavo žiūrėti Žalgirio rungtynių krepšinio, taigi irgi egregoras. Taip. Didžiulis egregoras, koncertai, vaikai eina, egregoras, bet aš galėčiau irgi nueiti koncertą, jeigu aš jį žiūrėčiau kitaip, ta prasme, nereikia ten atsipalaiduoti, kad be proto šoktum, ten kažkur ten sąmonė išeina. Jeigu tu klausaisi muzikos, jeigu tu susikaupęs, girdi balsą kažkur, o nedalyvauja kažkokiam tai ten sąmonės išsitaškime, tai vėl tas koncertas tu kitaip jį priimi, tu kitaip ten kaip, aišku, tas buvimas kartu sukuria tą bendrą sukuria, kad kaip būni, bet aš kitą kartą sakau, gal būdama šalia kažkam irgi kažkas pamatys kažką, gal irgi kažkam suvibruos, gal kažkad, kad gal ir taip galima gražiai koncertą klausytis, ar ten dar, aš taip stengiuosi, nežinau, man tai visada, kaip pasakyti, mano visada mintis, kad nesišalinti kitų žmonių, kad kitiem savo buvimu galėčiau padėti, kad kiti galėtų tai per šoną stebėdami kažką irgi atsidaryti, nes aš šviesą įžemintą, žmonėms. Būtent ir aš nebijau. Aš aišku, Helovyną, sakyčiau, šiandien kaip tik mačiau, Lingita papasakojo, aš taip permačiau ir kaip tik šiandien dar prieš Lingitą važiuojant gavau pakvietimą į Helovyną. Ir pakvietė draugai, kurie irgi nėra visiškai nesąmoningi, jie irgi valom dangų dalyvauja ir visą kitą. Ir jie daro Helovyną ir ten sakė, susirinks kaip ir bohemiški žmonės, ten visą kitą. Ir ten teko ką apsirengti ir aš galvoju, vis tiek reikia nueiti. Mes gal su Andžela apsirengsim kažką tokio, kad nebūtų demoniško, būtų kažką šviesaus, bet įtiktumėm į kompaniją. Ir kaip sakant, šalia nevartodami alkoholio.